Visiems geros dienos. Čia turim pasūdytą vandenį. Mums reikės ryžių. Tačiau užsidedam virti ilgus ryžius. Vieną puoduką. Taip, mūsų ryžiai verda. Čia turim vištienos sparniukus, žirnelius, papriką, morkas, prieskonius, svogūną, razinkas. Tai va, čia turim viską susipjaustę, pasiruošę. Paprika, 3 rūšių supjaustyta, viskas paruošta. Nu, pirmoje eilėje įsikepsim mūsų kulčiukės. Čia turim krakmolą su miltais. Merkysim. Nu, išsikepam. Nu, galim versti mūsų jau sparniukus, jau barščiau biškį. Paprikos saldžius. Mūsų sparniukai jau apkepė normaliai. Čia pakepsim antrą pusę truputį. Mūsų sparniukai jau iškepė, labai neblogai. Dabar imam didesnę keptuvę. Padidinam dujas. Tikram dar biškį aliejaus. Ir ant didelių dujų kepsim mūsų daržovės. Kepsim mūsų daržovės. Dedam iškart papriką. Ant didelių dujų, ant karšto aliejaus. Aliejaus daug nereikia. Nu, kaip sakiau, reikia apkepti, kad dar jos mums paliktų traškančius. Dabar jau kaip biškį apkepi, sudėsim razinkas. Nebūtinai jų merkti, nes pasitrauks pačios. Jūs labai gerą skonį. Sudedam žirnelius. Ir sudedam mūsų prieskonius. Gaila, kad nepersideda kvapas. Na ir dabar galim dėti ryžius. Nu, kokia paprika gaunasi. Ir dabar sudėsim mūsų sparniukus. Tas laikė perkaista. Nu va, turim čia jau mūsų patiekalą paruoštą. Čia turim pomidorų šerį su alyvuogėm, su 6 svogūnais. Nu ir va, mūsų sparniukai su kinesiškais ryžiais jau paruošti. Kokia pasaka gaunasi. Pamėginkit, paragaukit.
favoritinis receptas. Uždedam, kam patinka petražolė, spaudžiam laikus ir prie stalo skanaus